galvojate, kodėl mano oda atrodo pavargusi, išsausėjusi ar paraudusi? Ar buvo? Ar buvo taip, jog atrodo išleidžiate pinigus ir nemažus pinigus kremams, geriems kremams, o rezultato beveik nesimato nuo to, kokio norite? Prašau jūsų, parašykite komentaruose, ar jums pažįstama ši situacija. Padėkite man laiką ir būtinai pasidalinkite dar su draugais. Nes labai dažnai moterys skundžiasi, jog oda sausa, pleiskanoja, jog jos nuolat jaučia tempimo jausmą, tokį visai nesmagų, ar ne? Yra paraudimų, kurie atrodo kaip amžinas dirginimas, o dar ir smulkios raukšlelės pradeda matytis visai nelaiku. Visai tada, kada mes jų nenorim. Ne? Ir kuri iš šių problemų, mano išvardintų 3 problemų, jums yra arčiausia? Pagalvokite ir jeigu galite, pasidalinkite taip pat komentaruose. Parašykite dar man komentaruose, kas labiau jūs erzina. Ar odos sausumas, ar paraudimas, ar per anksti atsirandančios raukšlės. Nes aš turiu jums sprendimą. Sraigių mucinas. Ar girdėjote, kad sraigių mucinas yra viena stipriausių natūralių medžiagų odos atstatymui? Galbūt kažkas iš jūsų jau esate bandę kokią nors priemonę su sraigių mucinu. Nebūtinai ištendę, aplamai su sraigių mucinu. Būtų labai faina, jog jūs pasidalintumėt komentaruose ir padėtumėt pliusiuką. Jog aš žinočiau, kad jūs esate bandę tikrai kažkokią priemonę su sraigių mucinu. Na, o dabar labai trumpai, ką tas sraigių mucinas daro, ką jisai sukuria. Taigi, visų pirma, sraigių mucinas esantis kreme atkuria pažeistus odos audinius. Toliau ramina paraudimą, mažina uždegimus, sulaiko drėgmę net 24 valandas. Padeda šviesinti dėmeles, randelius, spuogelių žymes. Taip pat sraigių mucinas esantis kreme lėtina senėjimą ir mažina uždegiminius procesus. Nes būtent šiame tende kreme yra 70% natūralaus sraigio sekreto. Taip, 70%. Man pačiai visa šita linija buvo kažkoks tai atradimas. Nes aš labai ilgą laiką turėjau problemą. Veido oda pleiskanojo, ypatingai žiemą, rudenį prasidant šildymo sezonui ir žiemą, ir buvo labai paraudusi. Ir atrodė, kad jokie kremai man nepadeda. Kai pradėjau naudoti tende sraigių toniką, va šitą toniką, tonikas kremas net galima sakyti, ir kremą, va šitą kremuką, pajutau iš karto rezultatus. Nes labai greitai oda tapo švelnesnė, paraudimas sumažėjo akimirksniu, o tempimo jausmas išvis dingo. Taigi, labai prašau, pasidalinkite ir jūs, ar jums teko turėti kažkokių tokių panašių problemų kaip man. Ar norite, kad papasakočiau, kaip lengviausiai naudoti būtent šią liniją, kad gautumėt stulbinančius rezultatus? Tai visų pirma, aišku, veido oda turi būti švari. Ypatingai švari, nuplauta su prausikliu ar su putom, kas jums tinka. Ir pirmas žingsnis tai yra tonikas. Sudrėkina odą ir paruošia kremą. Antras žingsnis – kremas, kuris užtvirtina visą gėrį toniko, sulaiko odoje drėgmę, maitina ir mažina uždegiminius procesus. Na ir, aišku, po akių daugiafunkcinis kremas būtinas yra. Bet jeigu jūs norite wow efekto, jūs privalote panaudoti ir tende muliažinę kaukę. Taigi, kuris iš šių žingsnelių, bet 4 žingsnelių jums atrodo toksai labiausiai svarbus? Pavyzdžiui, aš neišskirčiau nei vieno, nes norint tikrai gero rezultato,
rekomenduoju jums naudoti visą TND Snail Secret liniją, kad atsikratytumėte odos problemų. Tai yra sausumo, paraudimo, pleiskanojimo. Ir žinokite, šičia tai yra tikras sprendimas. Nes aš jau įsitikinau ir mano klientės, kurios naudojo šią liniją, taip pat žino, kad tai vienas iš geriausių pasirinkimų. Labai prašau, parašykite man žinutę, jeigu norite, kad padėčiau parinkti tinkamiausias jūsų veidui priemonės. Ir tai gali būti iš Sraigių Secret linijos. Nes aš esu įsitikinus. Kiekviena moteris nusipelno turėti tokią odą, kad į veidrodį pažiūrėjus norėtųsi šypsotis. Beje, dar vienas prašymas. Prašau, pasidalinkite komentaruose, ar norėtumėt, kad kitame laive parodyčiau Sraigių linijos kaukę gyvai. Jeigu tai, būtinai parašykite komentaruose, jog norite. O dabar dar truputėlį jums parodysiu, sakiau, kad šis kremukas turi net 70% Sraigių mucinų. Taip, ką tai reiškia? Kad kremukas baltas, ar ne? Ir reiškia, kad kremukas tasus. Ir kuo daugiau yra mucino, tuo kremukas yra tasesnis. Matot, koksai tasus, ar ne? Kremas yra supakuotas į tokius mažus 10 gramų pakelius, todėl, kad jūs tą kremuką sunaudotumėt per mėnesį laiko, nes kitaip tas natūralus mucinas, kaip sakiau, 70% jo ten yra, jisai tiesiog gali pagesti. Kodėl? Todėl, kad šis kremas neturi, įsivaizduojat, net parfumų. Jisai toks yra natūralus, tai yra 70% Sraigių mucino, be jokio parfumo, dar alojos ekstraktų ir kitų gėrių yra pridėta. Tai va, vienoje tokioje dėžutėje yra 5 tokie mažučiai pakeliai ir tą pakelį būtina sunaudoti per mėnesį laiko, kad nepagestų, jis užsidaro su tokiu kamšteliu, nes jeigu jūs jo neuždarysite, irgi pateks labai daug deguonies ir tas kremukas jums žymiai greičiau pages, o mes to tikrai nenorime. Tai yra tonikas, kremukas veidui, kremukas pakeliams, tokie patys pakeliai yra ir visa Snail Secret linija, kuri pagelbės jums čia ir dabar. Tai labai prašau jūsų padėti man, vis dar turiu pasidžiaugti, labai prašau jūsų padėti man laiką ir pasidalinti su savo draugais šią informaciją, nes jeigu jūs padėsite savo draugiai susitvarkyti su veido odos problemomis, tai žinokit, kažkada kažkas ir jums kažkuom padės. Taigi, skleidžiam pagalbą, gaunam pagalbą, būnam laimingi ir pirmyn su šypsena į gyvenimą. Gražaus jums likusio vakaro ir labai lauksiu jūsų komentarų. Ir iki kito pasimatymo greičiausiai pirmadienį. Tai arba tą kaukę dėsiuos, arba nesidėsiu, ar ne? Tai ačiū jums ir iki malonaus. Beje, šiuos visus produktus jūs galite įsigyti ir elektroninėje parduotuvėje, matote čia apačioje, ar ne, tndproduktai.lt, arba tiesiog man parašė asmeninę žinutę. Tai ačiū jums labai ir iki kito pasimatymo.